tikrųjų ruošiam įdomų reginį, dėl to, kad pirmą kartą Lietuvos šito ringe priklausė ir merginos. Merginos iš tikrųjų labai tituluotos, turinčios pasaulio titulus, visus tuos titulus galite smulkiau rasti, kad apie juos daug nepasakoti internetiniam puslapyje bushido.lt. Pagrindinė vakaro kova tai Egidijus Valavičius. Ir be abejo daug intrigos kelianti kova, kuri turėjo įvykti praeitą turnyrą rudenį, bet neįvyko dėl Aleksej Prokofjev, stipriausio ruso 86 kg, kovos Petro Markevičius ir Aleksej Prokofjev. Prokofjev daug į šitą kovą Rusijos spaudoje daug metė tokių negaliu žodžių, aš nugalėsiu, teisiu ir padarysiu Petrui Markevičiui vieną ar kitą veiksmą pirmam raunde. Tai iš tikrųjų ta kova labai susilaukė didelio dėmesio ir bus įdomu, kaip kas ką padarys. Šitai kovai suteikiau ypatingai daug dėmesio, nes kovosiu ne prieš lietuvį, tai yra mano antra kova prieš užsienietį. Ir kiek žinau, jis labai yra stiprus, tai aš nenorėčiau nuvilti Lietuvos. Ir mane palaikančių fanų. Stengsiuosi iš visų jėgų, šiai kovai ruošiausi ypatingai stipriai. Nežinau, geras tas varžovas, manau viską pamatysim kovų, ruošiausi į visada įtemptai. Gal kiek daugiau dėmesio skyriau fiziniam pasirengimui, nes atrodau įrengai išlipęs kai šakalys, ne? Tai va reikia šitą pataisyti ir gal dėmesio skyriau daugiau smūginiai technikai. Aišku, nepamirštas imtynių, kad vis dėlto su imtynių kovosiu, kad jeigu netyčia papulčiau į kokią situaciją, kad visą laiką galėčiau išeiti. Aišku, kaip ir kiekvienai kovai skiriu daug dėmesio pasiruošimui pačiam. Aišku, noriu laimėti, bet mano priešininkas irgi stengsis mane nugalėti. Tikiuosi bus kova graži ir jums patiks. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad bendradarbiaujant su Bushido federacija dalį honorarų skirsiu neįgaliems. Šiai kovai ruošiausi kaip ir visom kitom, tam tikrų grafikų, varžovas stiprus bus. Manau, įdomi kova, nėra ką daug čia diskutuoti, poryt pamatysim. Kaip dievas duos, tai bus tą vakarą. Po praeito turnyro buvo labai daug diskusijų, labai daug laiškų gavau iš gerbėjų, labai didžiulis palaikymas, tai ruošiausi šitai kovai ypatingai stipriai. Buvo traumų, gavęs stiprių, bet daktarai daro stebuklus, ačiū Dievui. Taip visą pamatysit poryt, tikrai nesiruošiu atsisakyti šitos kovos, greitai iki galo.